Keliauju toliau dykumos link ir pastebiu, kad mano važiavimas Atlaso kalnais asocijuojasi su įsivaizduojamu keliavimu Mėnulyje. Tikras kosmosas. Neįtikėtina, apart aštrių akmenų, žvyro ir vieno kito krūmo čia nelabai ko yra. Bet kaip nebūtų keista, laikas nuo laiko atsiranda žmonės. Allez, je Leisdamasis iš kalnų, žvelgiu į tolstančius šlaitus, o kelio vingiai po truputį virsta į plokščias dykumos lygumas. Saulė spinduliuoja kaitrą, o vakarop vėjas ima pleventi smulkiausiomis Saharos dulkėmis. Hello. How are you? Which direction? Mohammed. Where is Mohammed? Bet? Okay. Pamažu imu girdėti subtilų dykumo šnabždesį ir jausti jos paslaptingą pulsavimą. 40 laipsnių karštis raibuliuoja ore, vis daugiau akinančią saulę atspindinčią smėlio po ratais. Akivaizdu, sąlygos pakito ir dabar pats laikas sustoti atsikvėpti. Gera mintis, dėja akimirką vėluojant. Budrumo testo neišlaikiau, bet prisitaikymas įvyko. Veikia kaip šaltas dušas. Važiuodamas dykumoje, atmetinėju bet kokias idėjas apie tai, kaip viskas čia toliau turi vykti. Kur miegosiu, ką valgysiu ir panašiai. Leidžiu savo tiesiog mėgauti šią unikalią patirtimį. Nes dabar nėra prasmės jokioms mintims. Čia viskas tinkasi savaime. Štai ir jie, berberai, toregai, vietiniai. Draugiški gestai ir kvietimas dalintis tampa gyvybingų ryšių tarp praeities ir dabarties, tarp keliautojų ir vietinių klajoklių. Gražus pokalbis apie lėtą gyvenimą neišvengiamai tirpdo į dabarties tylą. Dykumoje ji ypatinga.